Visi sveiki, su jumi vėl aš, Arūnas Gudunskas, ir jūs pas mane svečiuose. Savaitgalis, kava ir paukščiai, poilsis. Truputį neilgas poilsis. Bakinsus taip dar ir neperkeliau tos 3, bet va šiandien dar duosiu pasimaudyti čia. Kaip sakyt, pasideginti ant saulutės. Ir paskui permėsiu į būdą, viskas jie jau lauką neis. Perės. Tai va, o persų papildymas. 4, kiek aš ten jų permečiau. Dar vieną būdoj palikau pas tėvus. Laibiški sustiprėja. Tai va, tai persų visą krūvą, ne visi išeina. Be to išdrąsės. Lenda maudytis. Na ir jauniklis išėjo. Lenda maudytis, taip. Atvežė prekes. Pas valdelį ten nusakiau kibirų. Su česnaku, su mėta. Geltonais dangčiais. Tai palengvins visai paukščių priežiūrą. Ir česnakas ir svogūnas bus mineraluose. Ir kiti bus su mėta, kam su kvėpavimo takais yra problemos. Pas paukščius, tai va palengvins paukščiams gerai mineralai su mėta. Lengvas kvėpavimas, švarus kvėpavimas. Tai va, tai kaip sakyt, atskleidžiu visas kortas, ką mes duodam savo paukščiams, nu ir dabar galėsite tai panaudoti savo paukščiams. Taip pat nepamirškite skiepų, skiepai mažėja, girdomi, mažėja, paskui jau tik tai bus pavasariui. Tai va, taip, kad pasiskiepinkit anksčiau. Suskubkit užsisakyt, kad atvežti turgų. O taip va, nu dabar reikia, jau vakar reikėjo, žinoma, kaip visada, bet stiprinkit pašarą. Ne kviečiai, ne miežiai, stiprus pašaras. Ateina šaltas oras, lietus, rūkas. Ir prasidės visi džiaugsmai, kas dar neturi džiaugsmų, tas bus nepasiruošęs ir turės. Taip kad pašaras duodamas geras ne tik kada jaunikliai. Pašaras geras duodamas aplamai, jeigu norite stiprus paukščius turėti. Tai. O dabar paukščiai šeriasi. Stresas. Po turgus tampysit jaunimą. Pradės sirgti. Pradės mirti, taip kad skiepai, geras pašaras. Priedai būtinai daug stipresni negu net perėjimo metu. Jaunikliai dar pasiūmi, dar visą kitą, taip kad mineralai ne tik į mineralinės lesyklas, bet ir į vandenį yra skysti. Mineralai su vitaminais, tai taip kad, kaip sako, nu, rogės, ruošk vasarą. Tai va, o persai, visi sako, jau dekoratyvininkas pasidarė, ne, aš dar turiu visko, dirbu.
ir su tais, bet kiek išgaliu. O jau savaitgaliais palepinu persus, savo persus, kad jau jie pasidžiaugtų. Saulė, žolė, baseinais išmoktų maudytis. Žinotų, kam tas bliūdas reikalingas. Nevaikščiotų purvinį, tai va, sulindo į džakuzį. Bakinsą irgi sumaudau, uždarau į voljerą ir gamtiniam sąlygom, lietus, tai da dušas, nėra lietaus, nėra dušo. Dar reikia kažkaip dar sufilmuoti, atrinkti kažką, tai dar lenkams. Keli jau išvažiavo, dar lenkams pažiūrėti, kas ten iš tų persų. Ryškios tokios poros būtų, tai o taip laiko nėra, temsta greitai. Dar aišku skustis nereikia dar grįžti su šviesa, bet labai greitai. Iš ryto tamsu, vakare bus tamsu ir, sakau, šūdas gaunasi su tais skraidančiais. Jau šiais metais daugiau tikriausiai nieko netrinksiu. Na, bet kiekvienais metais bent po 3 atsidėti ir tai, manau, pakankamai gerai. Saulė šviečia velnias. Ir tai gerai, manau, po 3 ir žiūri jau 33. Bet dar perspektyvių yra. Tiek paliksim kitam kartui, kitiems metams. Bus ką iš pavasario pavaikyti, bus gal dar pakelt, kada koks geras oras va savaitgalį. Rytoj gal duosiu bakinsam paskraidyti, jeigu oras nepašlis. Šiandien vėjas, bet toks aprimo biški. O rytoj, jeigu nebus stipresnio vėjo, kelsim bakinsus. Pažiūrėsim, kaip jiem ten su šėrimuose. Baigė jau jie čia. Į galą ateina. Tai va džiaugsmo akimirkos, kada gali su kava dar saulytė, pavėsiniai, vėjas neužpučia. Gali pasidėti, pasidžiaugti. Trumpam biškį, pakaifuot, va. Čempės primirko, įsikapstyt negali. Nieko, lai išmoksta viską patys. Antiek šitie paukščiai ramūs, sakau, kad tiesiog kam
jam reikia tokios veislės ramios, be jokio streso, be bėgiojimo, aišku, tam tikrų bruožų turi, blogų reiškiasi su to kiaušinių vertimu, bet jeigu paukščiai tokie paruošti lauke, bus viskas gerai, jau su tais kiaušiniais dar apkirpta, aišku, bet ant tiek ramus paukščiai nesimuša. Sakau, jauniklių nemuša. Po lizdus nelaksto. Nu, toks kaip sakau, didelės priežiūros nereikalaujantis paukštis, nuo lizdų nešokinėja, ant akių nepuola. Reiškiasi, tinginio paukščiai, kai vadiname. Išleidai, pasiskraido, kada patys nori. Išmoks viską ir įskristi. Maudytis būtina ten vienis, o aš ten pamiršau pašildyti vandenį. Niekad nešildau vandens, jokių būdų, visada maudytis duodu iš krano, šaltą vandenį pilu, tai paukštį grūdina, pas mane labai mažai kas ten geria būtent šitą vandenį ten. Tai nieko baisaus, šildyti nereikia vandens nei žiemą, nei vasarą, kada atodrėkis, paukščiai maudosi balose. Kaip tik grūdina ir gerai, šėrimosi metu irgi duokit maudytis. Visiems trumpasnapiam, ilgasnapiam. Pažiūrėkit žolytį. Viena kita tokia plunksna. Viena kita. Nu ir viskas baseine lieka, kas silpna, kas kliba plunksnų. Viskas lieka baseine. Ir nesimėto plunksnos po visą kiemą ir panašiai. Duosim biškį, gal ateis arčiau. Nelabai alkani, tokie su maistu, tai išvis tokie bumbarašai, kai vadinu, lėtapėdžiai. Ir jeigu labai nešersi, labai jau taip mizernai duosi, tai nors pas mane, sakau, normos ir matot, nelabai jie čia su to maistu. Pasimaudė, kas svarbiausia. Pasitaškė. Ir patenkyti. Aišku, visi išpurkšti, išlašinti ir, kaip sakyt, sušukuoti, sufenuoti. Neapleisti, bet jie savistovus tokie gerai. Savistovus. Jauniklius augina. Sakau, tik pašarą parinkat. Tai va, tokio vargo didelio nėra. Vargo didelio nėra, kada moki, kada prižiūri, kada. Bet labai įdomus paukščiai. Tai va, berniukai. Padarėm apžvalgą, kad aš gyvas, sveikas, ko ir jums linkiu. Tai va, taip, kad kaifuokit, sėdėkit prie balandinės, geras oras dar galima džiaugtis. Orais paskui jau ateis
ateis visokie kitokie oriukai, nors dar pranašauja šilumą, bet sakau, ruoškit paukščius, ruoškit stipriai, česnako aliejus, alaus mėlės, mineralai, vitaminai. Aš irgi vandenį daviau su probiotikais, baigiau girdyti vaistais. Nuo trichomono geltonumo džiūvimo. Visada darbu į mėnesį kartą. Tai va, tai dabar vėl galės probiotikai, mineralai, vitaminai, nu visas komplektas. Tai va, ir paukščiai bus žvalūs, sveiki, stiprus. Ir sulauks pavasario. Tai va, persimonai mano džiūsta, o aš geriu kavą, taip kad visiems, kas žiūri, ačiū, kas spaudžia nykštį į viršų ar į apačią, irgi ačiū. Svarbu, spauskit, daugiau mumi matys, gal daugiau kas susidomės. Pabandysiu gal šitą didį turgų pafilmuoti, jeigu bus geras oras. Tai va, taip kad iki.